Labai keista tema šiandieną. Ko moteris nori iš santykių? Nu, tai dabar tikimės, kad moteris pačios parašys, ko nori. Šiaip šita laida yra skirta vyram, todėl jeigu dabar kreipiuosi į tą moterį, kuri vienintelė žiūri šitą laidą, kad tau čia ne vieta. Mes čia dalinsimės paslaptim, kaip pavergti jūs ir kaip pažinti jūs, kaip jūs išmanipuliuoti seksui ir kitiem, nu, ir turtam, kaip jūs suvartot. Todėl jokių būdų nežiūrėk šito video. Kadangi dabar jau visos moteris susirinko ir būtinai žiūrės šitą video, ir aš savo manipulaciją jau, kaip sakoma, užbaigiau, galim pradėti prieiti prie temos. Sveiki visi, mano vardas Šarūnas. Labas vakaras, aš esu Marius Germanas. Ir sveiki atvykę, todėl, mielos moteris, neabejoju, kad jūs žiūrėsit, nes, netikiu. Bet 80% moterų žiūrės, nors video skirtas yra labiau vyram pažinti moterį. Ir suprasti, kas čia darosi vis dėlto su tom keistom, gražiausiam ir protingiausiam būtybėm, nuo kurių pabėgti neįmanoma. Manau, kad ir moterims puikiai sekasi išklausius vyrų geriau suprasti save. Todėl, kai du vyrai kalba apie tai, ko nori moteris, jos gali ir pakritikuoti, gali ir pastebėjimų parašyti, o gali iš tikrųjų ir atrasti, kur daro klaidas ar daro kažkokius veiksmus, kurių pačios net nepastebi ir prie ko tai veda. Tai šiandien su Šarūnu ir padiskutuosime, kas, kaip ir kodėl. Tai dabar yra toks niuansas, kad ko nori moteris iš santykių? Visko ir dabar. Arba nieko. Tai mes vlogą baigėm ir iš principo aš jau atsakiau į klausimą. Ir tai yra trumpoji dalis. Ilgoji dalis dėja bus labai ilga. Ir mes kalbėsim ne tik apie gražius dalykus, bet ir negražius, apie kaprizus, apie toksiką. Todėl šiandieną labiausiai kalbam apie tai, kokie yra tie poreikiai, ką su to daryt kai kuriais atvejais. Ir laukiam komentarų iš moterų, ko nori moteris. Laukiam komentarų iš vyrų autoritetų, ko nori moteris, ką jie suprato, ko nori moteris. Ir jeigu netgi tai bus po transliacijos, rašykit komentarus, prisidėkit. Bus labai gražu matyti, ko mes nepasidalinam. Tai Mariau, ko tie fantastiški, keisti sutvėrimai nori iš mūsų ir iš santykių? Šauk pirmą punktą. Pradžiai pasakysiu, kad priklauso labai nuo to, kiek sąmoningas yra vyras ir kiek jis yra padaręs su savimi, tai pagal tai ir gaus savo svajonių princesę, karalienę. O ko moteris nori santykiuose, tai yra saugumas, stabilumas, finansai. Jos nori būti priimtos tokios, kokios jos yra. Ir tuomet, kai jos pajaučia, kad jos gali būti priimtos tokios, kokios jos yra, ir tuomet, kai jos ateina kaip audra ir bando vyrą išmušti iš vėžių, kai jos grįžta po darbo ir pradeda, vėl birutė man ten su savo nesąmonėm. Ir tokia pareina ir vyras ramiai ją priima. Ir lygiai taip pat, kai grįžta po darbo ir jos tokios, kaip šiandien buvo fainai, kokios geros klientės, kokia gera mano viršininkė, kaip gerai sekės. Nesvarbu, kokia moteris grįžta namo, jeigu vyras ją ramiai priima su meile, su atvirumu, gali jos išklausyti, tiesiog tai brangioji. Dažniausiai net nebūtina klausyti, ką jinai šneka. Tai yra labai didelis žingsnis į priekį, tai yra, manau, pakankamai aukštas pilotažas santykiuose, gebėti tai pritaikyti pastoviai ir sąmoningai tai naudoti. Ką manai, Šarūnai? Jo, priimu tokia, kokia yra, kai moteris elgiasi gražiai, mes tiesiog tobulai tai darom. Kai jinai yra džiaugsme vaikiškam arba, bent kurios subasmenybės džiaugsme. Problemas prasideda, aišku, kai Marius sakai, kada moteris yra
sunkioj savijautoj. Ir vyras puola iš karto. Arba tėvint ją. Nu ką tu čia dabar vėl, vienu žodžiu, toks niurzga iš tėvo pozicijos. Ir nukiša moterį į vidinį vaiką, kur nieko gero nesigauna nei vienam, nei kitam. Tai yra iš aukšto, žemina moterį, ją stumdo, nesijaus taip. Vienas variantas. Nu, taip ganėtinai spaudžia, muša ir yra toksai nepatenkintas tėtis pozicija. Ir to nenori moteris. Toliau sekant yra pozicija, ko nenori moteris šitoje vietoje, kur Marius pasakojo, yra apsimyžusio vaiko pozicija. Nu ir vėl tu, ai, aš jaučiuosi kaltas, mes kalti vyrai tampam, kai moteris grįžta ir mes jaučiamės blogai, kai jie yra blogai. Reiškia, mes sėdim vidiniam vaike, kuris yra kaltas. Ir iš to vidinio vaiko reikia lyst, nes moteris nori lygiaverčio santykio. Minimum patėvinimo, bet tas patėvinimas turi būti netoksinis. Čia ne apie tai, ką aš kalbėjau. Bet lygus su lygiu reiškia, aš nesėdžiu vaike, kuris jaučia kaltę. Ir tai yra netaip lengva padaryti mums vyrams. Ir moteris nenori, kad šitoje vietoje mes sėdėtumėm vidiniam vaike. Vidinė vaike galima būti su vyru moteriai, kada yra leidžiamas laikas kartu, dūkstama, užsiimama seksu, bendraujama dušiai dušą, kūriama. Bet vidinis vaikas, jisai nieko negali su moterim padaryti, kol jis yra, ta prasme, vyras yra vaikiškoj savo daly. Nes tada jisai ginsis, bėgios, kaltins ją, ten, žodžiu, priekaištai bus. Ir vėl tau blogai. Ir moteris nori vyro minimum lygiaverčio, kad jis ateitų lygus su lygiu, nejausdamas kalties, liudytų savo moterį ir su ją kalbėtų neapsisisiojusios pozicijos. Nes kai mes esame susisisioję, moteris tada turi, kai tik tai moteris ateina blogoj savijautoj ir vyras nueina į tą vidinį vaiką, tą tokį kaltą vaiką, nepatenkinta ir taip toliau. Jinai automatiškai išmetama būti suaugusios arba mamos pozicijoje, o jinai jau prisibuvo suaugusios ir mamos pozicijoje visuomeniai ir jinai ateina pailsėti. Arba kaip lygi. Ir jai mamaša būti nesinori tuo metu. O kai vyras sėdi vaike, jai reikia hierarchiškai būti viršui. Jinai automatiškai hierarchijoje išmetama į viršų, o hierarchijoje viršui yra atsakomybė. Ir tada moteris negali būti saugi ilsėtis, nes jai reikia ginti juos abu. Vat ką Marius sako, kaip yra užtikrinamas saugumas. Nelyskit vyrai į vidinį vaiką. Tuo metu, kai jai yra sunku, ją reikia paglobot, atjaust kaip lygią minimum. Pradėk, Mariau, prašau, dar niuansus matyti, dar norima to pasakyti. Taip, ir dar yra momentas, kad šokom taisyti. Tai reiškia, pasakė kokios problemos, kad vėl tas anas trečias viršininkė taip, anaip ir kitaip. Ir mes vyrai iš savo prigimties, mes pradedam jai sakyti, ką jinai turėtų padaryti kitaip, kad jai būtų kitoks rezultatas. Tačiau mes nesuprantam, kad jinai tiesiog atėjo prasiventiliuoti, išleisti tai, ką sukaupė per dieną ir jai nereikia jokių įžvalgų, jai nereikia taisyti, jai tiesiog reikia, kad mes išklausytume, bet tai brangioji. Todėl dažnai dirbdamas ir su klientais įvardinu, išmokite pasakyti, moterims ypač, kad jos išmoktų savo vyrams pasakyti, ko dabar iš tavęs noriu. Ar aš noriu patarimo, ar noriu įžvalgos, ar noriu, kad pasakytum, kaip turėti tavo nuomonės, ar kaip turėčiau elgtis. Nes jeigu mes visą laiką tik taisom, tai moteris jaučiasi nepriimta, nes jinai neatėjo būti pataisyta. Jinai atėjo tam, kad mes ją priimtume su visom nesąmonėm, kurias per dieną jinai prikaupė. Ir tai yra labai svarbus momentas, nes iš to kyla dideli pykčiai. Nes grįžtant po darbo, sakykime, mano asmeninė patirtis buvo tokia, kad mergina dirbo vadovaujantį darbą
ir grįžus namo panašiai pusę valandos aš turėdavau klausytis tokio iš viršaus, va tą hierarchinį važiavimą, kur tipo taip. Ir tada jau kai praėjo ten, nežinau, mėnuo, 2, aš pagavau mintį, kad reikia duoti panašiai pusę valandos, kad jinai prasiventiliuotų, kad prisimintų, kur randasi, kad vėl sugrįžtų į namus, nusileistų ant žemės. Ir tai jau tapo man kaip žaidimas, nes pagavau tai, supratau, kaip veikia ir tada mes vėl galim bendrauti kaip pora. Kitu atveju, aš tampu kaip darbuotojas, jinai tampa, pasilieka savo supervisorio pozicijoje ir tada toks tipo nesusipratimas, pala, apie ką čia šitie santykiai. Dabar ar aš su savo mergina, ar aš jau turėčiau pradėti šokinėti aplink tai, ką jinai man transliuoja. Tai dabar, paprastai, kai aš kalbu su vyru ir moteriam, pora, paprastai moteris labai žvengia, nes aš kai kreipiuosi vyrą, va jeigu tau vaidenasi, kad jinai nori patarimo, paklausk. Nenori. 95 arba 99% atveju nereikia patarimo. O mes mylim duodami patarimą. Bet kai tu duodi patarimą, tu žemini savo mylimąją. Brolau. Todėl, kai reikės patarimo, jinai paklaus. O tai jinai neklausia niekada. Vat būtent, kad jinai neklausia niekada, nes jai nereikia tavo patarimų. Jinai yra čia protingiausias gyvūnas šitoje žemėje, ne mes. Tai yra, ir jinai susitvarkys, jinai tik tai kitaip masto negu mes. Tai yra labiau iš būsenų, labiau iš jausmų, tai yra patirtiminis mąstymas. Ir mes niekada jos nesuprasim. To nesuprasim, tai reikia mylėti moterisi. Tai nori patarimų. Toliau. Taisymas. Tai yra vėlgi iš to tečio pozicijos sukišam į mergaitę. Bet galima kai kada, ko nori moteris, kartais patetinti ją. Bet tą paglobot, tu pas mane virkščiukė, taip toliau, pagailėjimas lengvas. Jisai tinka. Dalį moterų tai patinka pagailėt, apkabint, paglostyt galvą ir kad jinai išsiventiliuotų netgi iš tos dukros pozicijos. Ir tai galima daryti. Labai retais atvejais. Aš nesu matęs, kad vyras, įsivaizduokit, mielos moteris, ateina vyras, direktorius. Atsigula, sako, bliamba, kaip man šiandien buvo jo vadina, mane taip išgąsdino akcininkai. Ir žmona šita, tu gerai, viskas gerai, tu pas mane geras direktorius. Kaip atsimena tą anekdotą yra, nenoriu aš šiandien varyti iš darželį, iš manęs negerbė auklėtojas, tyčiasi vaikai ir taip toliau. Baik, Petrai, tu darželio direktorius, rengiesi ir eini į darbą. Tai va, tai čia tas pats. Vyrui nelabai tinka dažnai būti vaiko, ypatingai to išsigandusio vaiko pozicijoje su moteriam, nes mes prarandam moters kaip patelės pagarbą. Ir moteris nori geisti mūsų ir nori, kad mes nesugadintumėm nuomonės jos apie save. O mes labai dažnai su savo priekaištais, ne, aš čia stradalinu, nesprendžiu savo gyvenimo problemų, mes patys išsikosam jos nenoro duobę. Nes kai jinai būna dažnai mamos pozicijoje, o mes dažnai vaiko, kas nori su vaikais turėti lytinius santykius? Todėl jinai nori lygiaverčio vyro, kuris yra vyras, kuris taip įjungia berniuką ten, kur reikia, o jeigu trauminis berniukas lenda, reikia susitvarkyti galvą. Tai yra pavaikščiot pas psichologą ir susitvarkyti traumas. Ir ten moteriai labai rodyti tą berniuką, jinai berniuko nenori. Nori vieną kategoriją, Mariau. Gelbėtojas moteris. Tai va, taip? Nes susiranda berniuką ir gelbėja ir sako, kodėl neveikia santykiai. Ir moteris gelbėtos, kurios sėdi neurozai, jos renkasi berniukus, jos nori berniukų. Tik dar slidus momentas apie tai, kad, kaip Šarūnas ir įvardino, moteris operuoja truputį kitame lygyje šitos realybės suvokimo, jausmų suvokimo ir šis, kas vyksta aplink mus. Ir
psichologiškai jos yra daug stipresnės negu vyrai ir jos vyrus treniruoja būdamos santykiuose. Problemos čia kyla tada, kai vyras nesupranta, kad tai yra treniruotė ir patiki tą treniruotę, lyg tai būtų teisybė. Tai reiškia, kad moteris komunikuoja per jausmus, o vyras tai priema kaip tiesioginį norą. Ir jeigu vyras per dažnai pradeda daryti tai, ką moteris jam transliuoja, jisai praranda tą pagarbą. Pataisyk, jeigu klystu, tačiau dažnai būna taip, kad vyrai priema informaciją tiesiogiai, tai yra per logiką. Kaip nuvažiuoti nuo taško A iki taško B, tai yra ta gatvė, tas posūkis, ten važiuojam. Kur moteris dažniausiai komunikuoja per jausmus. Tai reiškia, tai, ką jos sako vyrui, jos nori, kad vyras pajaustų tai, ką jos jaučia. Taip. Ir jos ratais pasako, o vyras per savo loginį supratimą priema tai kaip tiesioginė informacija ir įsivaizduoja, kad jeigu jis taip padarys, kaip jinai pasakė, bus geriau. Ok, vieną kartą, antrą kartą galimai, tačiau aš asmeniškai ir savo, ir klientams rekomenduoju perleisti tą pokalbį, tą prašymą per savo prizmę. Ar tu tai darai dėl savęs ir dėl savo, iš tikrųjų, kad tu supranti, ką tau pasakė, ir tu supranti, kad jo, tikrai čia nepastebėjau, jinai tikrai man padėjo pamatyti kitų kampų, negu mačiau iki tol, ir aš dėl savęs noriu padaryti šitą pokytį santykius. Paprastas dalykas, pavyzdžiui, einu į sporto salę 6 kartus, paprašė gal eiti 5 kartus. Ok, gali būti, gal noriu su šeima daugiau laiko praleisti, gal iš tikrųjų reikėtų šitą savo hobį, savo laisvalaikio leidimo būdą pakoreguoti taip, kad šeimai liktų daugiau laiko. Tačiau jeigu pokytis bus padarytas tik dėl to, kad pasakė ir dabar, sakykime, mano žmonai, draugiai bus patogiau, geriau mano gyvenime vien dėl to, kad aš padarysiu taip, kaip man pasakė, tai su kiekvienu tokiu pasisukimu, kaip aš sakau, po 1% prarandam savęs. Kiekvienas pasakymas toks 1% mažiau manęs mano gyvenime, 2% mažiau mano gyvenime. Ir tada tik tais reikia 50-60 tokių pasakymų ir 60% manęs nėra mano gyvenime. Tai apie kokią laimę su moterim ar su savim galima kalbėti, jeigu manęs nelieka. Todėl vyrams yra svarbu pradėti klausytis tai, ką šneka moteris netiesiogiai, o tiesiog išgirdom, profiltravom, jeigu reikia, atsisėdam, pasikalbam giliau, bet nedaryti greitų sprendimų ant tų žodžių, ką išgirdo. Tam, kad moteris galėtų sekti savo vyrą, gerbti savo vyrą pagal tai, kur jisai eina. Nes vyrą pasirenka su gyvenimo tikslais ir su gyvenimo kryptimi. Ir jeigu vyras pradeda savo gyvenimo tikslus ir kryptis pamesti arba keisti vien dėl moters, neperleisdamas per savo prizmę, neturėdamas šitų gilių pokalbių, tai prie gero neprives. Oi, kiek tu čia visko dabar susakei. Tai dabar taip. Moteris, tai aš pakomentuosiu. Moteris nori būti palepintos, bet jos negali būti perlepintos. Nes jeigu mes tik tai perlepinam savo mylimąją, ir dabar moteris sakys, nu Šarūnai, viskas, manęs kaip klientės pas tave nebus. Tu čia prisišnekėjai, tu dabar negerus dalykus šnekėjai, lepinti reikia iki žemės graibimo. Neperlepinus mes netenkam savęs. Vat ką Marius sako, negalima netekti savęs. Taip, mylėt, globot, atsižvelgti norus yra būtina. Taip. Bet per daug šokinėt, išduodant save, bėgioti paskui moters kaprizus, neįsiaiškinus, ar tai yra kaprizas, ar tikrasis poreikis, tai nuveda moteris pradžiai mato, kad vyras šokinėja, vyrui darosi blogiau, tada moteris netenka pagarbos. Ir ką be vyras bedarytų, jinai kažkodėl jaučiasi nepatenkinta. Ir ką bedarysi, šitoje situacijoje vyras pats save įvaro į kampą. Todėl moteris kaip ir norėtų, kad viskas vyktų pagal ją. Problema yra tame, kad kai taip vyksta, tai atsibosta ir prarandama pagarba vyrui. Kaip dingsta pagarba, dingsta intimumo noras. Noras būti su to vyru. Tai su perlepimu dėja, mėly vyrai, yra taip. Ir tai yra labai subtilus momentas.
Toliau. Taip, Prašau, Mariau. čia toks tas vat subtilūs va šitie momentai ir turi būti atrasti kiekvienos poros, jiems kalbantis, bendraujant, sėdam, šnekam, žiūrim, žaidžiam, pabūnam vaikai, pabūnam tėvai. Ir eksperimentuojant šitą liniją yra atrandama. Nebus taip, kad Šarūnas ar aš duosim grafiką, kada reikia klausytis, kada nereikia klausytis, arba kaip reaguoti į tą klausimąsi. Bet faktas, kad viskas yra atrandama per darbą ir santykis yra gyvas organizmas, todėl jis yra kintamas. Nors kodėl? Mariau, pas mus yra grafikas. 500 eurų ir mes jums duosim tobulą grafiką, kurį jūs, mielos moteris, busit laimingos su to grafiku. Va tiksliai darysit tai ką, bet tai yra didžiulė paslaptis, kuri labai brangiai kainuoja, nes tai yra atidirbtam sudėti daugybę išminčių, dabar mes nuvažiuota į kalnus, nukankinti 2 išminčiai. Ir todėl tai kainuoja labai didžiulius pinigus. Tai buvo juokas, aišku. Tai va, toliau. Moteris nori, kad mes iššifruotumėm jų norus. Šitas geras. Šitas labai geras. Ir kai moteris atneša mum problemą, skundžiasi, mus kaltina, knisa protą, dalimi atveju, jos nori, kad mes pažiūrėtumėm giliau ir suprastumėm, ko jinai iš tikro nori. Aišku, moteris yra mokoma tiesiogiai išreikšti norus. Vyras yra mokomas nekristi į apkaltintą vaiką ir pradėti suvokti, ko iš tikro nori moteris. Nu va, pirmas gagas, matau, parėjo. Tai dabar, kadangi ta proga prasidėjo laikai, mėly žiūrovai, šiandieną vėl paprasčiausiai primenu, kad ko nori Šarūnas ir Marius? Laikų, lavų, komentarų, dalyvavimo, padėkojimų, paremimo. Todėl mes kalbam, ko nori šiandien moteris, o ką mes norim šiandieną šią akimirką, jūs jau išgirdot. Todėl nepagailėkit, palaikinkit, pašėrinkit. Ačiū Jums. Šiandieną, matai, Mariau, be šantažo. Kažkaip. Geras oras, gera nuotaika, švelniai. Jo, švelniai. Tai va, tai dabar iššifruotų norus, tai reikia būti atsargiai moteriai, nes vyras neprivalo šifruoti norų pilnai, bet aukšto lygio vyras, jisai kai kada pašifruoja norus. Jis pažiūri giliau, vat, apie ką tu kalbėjai, aš tik tai vat, kitų aspektų pakreipiau, nes tai yra žiauriai svarbu pamatyti giliau, o nebėgti paskui gynybą, norą gintis, norą teisintis. Oi, ko neteisingai tu čia mane apkaltinai. Moteris reprezentuoja gyvenimą. Nuo kada gyvenimas yra teisingas? Nemylėsit moteris, nemylėsit gyvenimo, nu ką šitoj planetai daro? Teks išmokti. Tik šičia, manau, irgi subtili riba, kad nepradėti per daug spėlioti, toks neįkristi į tą komfortą, nes gali vieną kartą atspėti, antrą kartą ir tada moteris tokia op ir jau nebeįdomu daras. Tai irgi turi būti subtili riba, kiek mes norim atspėti tas mintis ir kiek norim užlepinti, kad neužmigti ant laurų. Jo, ir kas įdomiausia, tai yra per viduriuką maždaug, tik tai to viduriuko nėra. 500 eurų mes turim kitą schemą, kuris tiksliai pataikysit. 500 eurų ir rasim. Ten buvo kiti 2 išminčiai kalnuose nukankinti ir ištraukta ta paslaptis didį. Tai va, Mariau, tau komplimentas. Aš jau pradėsiu toj pavydėti, nes mano pašnekovo moteris varo komplimentus. Ir ačiū Simona už gerus žodžius. Dėkuoju, Simona. Tai va, tai dabar toliau. Grįžtam prie to, ko nori moteris, kad atlaikytų jos jausmus ir nenulystų į mažą vaiką vyras tuo metu. Tai yra, kad ta audra prajaustų. Ir čia yra niuansas. Kai moteris perlenkia lazdą ir pradeda žeminti vyrą, agresuoti, niekinti, negerbti pokalbėje vyro, tai yra testai. Moteris testuoja vyrą
ir nori, kad vyras atlaikytų testus. Ir vienas iš testų yra šaltumas ir nepagarba. Ir kai moteris testuoja vyrą ir vyras neatlaiko testo, nueina, vat, kur, kaip Marius sako, paskui ten šokinėja aplink ją, toleruoja jos nepagarbą, ribų pažeidimą. Jisai laikinai laimi, moteris biški nusiramina, bet ilgainiui santykiam pareina šakės. Jeigu vyras atlaiko testą, pastato moterį į vietą, duoda jai pastabą, tampa šaltesnis kai kuriais atvejais, įvyksta toks dalykas, moteris pradžioje tampa nepatenkinta. Kai už mūsų kaprizus ir testus mus stato į vietą, niekada nebus malonu. Ir moteris sako, blemba, aš turiu tą firminį žodį, dalbajobas. Bet viduj tampa saugi, rami ir patenkinta, nes mato, kad vyras turi stuburą. Jisai išklauso, bet jeigu yra peržengiama pagarbos, jo asmeninės ribos, tai va tokie momentai yra, kai peržengiami, vyras turi nustatyti ribas, nes moteris nori saugumo su vyru, o saugi moteris jaučiasi su vyru, kuris gerbia save. Nes jeigu jis gali apginti save, jis gali apginti ir porą. Jeigu jisai negali apginti savęs nuo moters, moteris psichologiškai nesijaus gerai prie vyro pataikūno. Nes vyras bestuburis tada. Su bestuburiu vyro, ką vyras bedarytų, moteris nesijaus saugi. Pridėk, Mariau, jeigu Čia turi turiu iš savo patirties ir iš klientų patirties. Ir šitas momentas, ypač vyrams, kuriems nėra tekę tyrinėti santykių ar patirti santykių, kur reikia brėžti ribas moterims, tai fiziškai jaučiasi kaip stuburo auginimas. Tai tai nėra fizinio stuburo, tai yra emocinio stuburo auginimas. Ir tai yra labai svarbus momentas tam, kad būtų galima turėti sveikus santykius ir mokėti būti laimingam santykyje. Tai visiems rekomenduoju pereiti šitą treniruotę emocinę. Tai vienu ar kitu būdu vis tiek gausime tai išmokti, ar tai bus patiems per knygas, seminarus, ar per coachingą, psichologiją, tačiau nuostabus vaisiai šito dalyko. Ir stuburas auginamas nelendant į tą vidinį vaiką. Nes tik tai vidiniam tėve ir vidiniam suaugusiam mes galim tą stuburą pradėti manifestuoti. Kol mes esame vidiniam vaike, ten paprasčiausiai nesam resursinė būsenai, tai praktikuoti. Tai pirmą reikia sutvarkyti, prašau, vidinė. Labai svarbus momentas, kad kaltė bus dažnai. Kaltė, baimė, gėda dėl to, kad mes brėžiam ribas, atrodo, kad elgiamės neteisingai, nevertinam, atrodo, kad mūsų nemylės, kad mūsų mes, kad santykis gali sugriūti, kur iš tikrųjų tai yra visiškai atvirkštinis variantas. Tai kai tai pradedam praktikuoti, tai tikrai bus baimė, kaltė ir gėda. Vienam daugiau, mažiau, kokių santykių tai bus, nežinau. Tačiau reikės pereiti tai, norint turėti emocinį stuburą ir laimingus santykius. Ir vyrui santykis su moterim yra rimta dvasinė praktika. Tai yra, kai kada, tai yra žymiai rimtesnė dvasinė praktika už sėdėjimą kalnuose. Nes dalis išminčių nusileidžia iš kalnų ir pasimeta mieste. Pasimetė, nes ramiai medituoti yra viena, o išlikti ramiu ir užsiauginti stuburą prie stichijos, kuri vadinama yra moterim, galima tik tai ją mylint ir neprarandant savęs. Ir be šitų abiejų komponentų neįmanoma. Taip. Be to, tas romantiškas dalykas, moteris nori būti stimuliuojama vyro. Ir žiūrėkit, dabar, Mariau, aš tada užduodu temą ir paskui dar irgi norėsiu, kad tu pasisakytum. Stimuliacija.
Aišku, yra mėgėjų tiek vyrų ir moterų tarpe, kad mus stimuliuot gali ir toksiniai santykiai. Todėl dalis moterų ir vyrų nepalieka santykių, nes jau geriau neigiama stimuliacija negu jokios. Ir todėl nuobodus vyrai, kurie negyvena stimuliuojančio gyvenimo, negali stimuliuoti moters. Nes jie patys savęs nestimuliuoja. Ta prasme, gyvena neįdomiai, neauga, neturi iššūkių ir automatiškai jo pavyzdys nestimuliuoja moters. Ką reiškia moters stimuliacija? Teigiama. Įdomus pokalbis. Įdomiom sferom, kuriam vyrui įdomu. Arba klausinėjimas moters, kas jai yra įdomu. Toliau, būti šiek tiek iššūkiu vienas kitam. Bet čia mes kalbam apie tai, kad vyras be stuburo, jis yra neįdomus, nes nestimuliuoja. Nes moteris biški turi pasinervuot ties vyru ir vyras ties moterim. Aš tai vadinu 10% taisyklę, netgi 20%, kad turi būti pipirų netgi. Ir klausimų, kurie neturi baigtis gyvenime, nes kol mes sprendžiam klausimus, mus tai energizuoja. Ir moteris energizuojasi į vyro aštrius kampus. Aš nekalbu apie toksiką, apie, ta prasme, apie narcizus, apie psichopatus, ten apie infantilus, mes ne apie tai. Kas įdomiausia, dar daliai moterų tinka ir tokie. Stimuliuoja ir moteris sėdė su tokiu stimuliatorium ir sako, geriau toks negu nuoboda. Patogus vyras, kuris viską daro dėl manęs. Aš jau geriau pasirinksiu tokią stimuliaciją negu nuobodų vyrą, kuris viską daro pagal mane. Todėl moteris nori stimuliacijos emocinės, situacinės ir kartais vyrai, kad neužkabint santykių, neužduoda klausimų, nekelia moteriai sąlygų, galvodami, kad jie pažeis santykius, ką Marius pasakoja. Problema yra tame, kad moteris nori, kad ir vyras valdytų santykius. O santykius valdo tas, kuris užduoda klausimus. Ir kelia klausimus, svarsto klausimus ir klausia, kas čia darosi. O vyrai dažniausiai neklausia, kas čia darosi, ir moteris dažniausiai ateina ir klausia, kas čia darosi. Ir paskui vyras sako, aš nesuprantu, jinai kažkaip tai užlipo man ant galvos. Todėl, kad tu pastoviai atsakinėjai jos klausimus. O tu savo klausimų neturi. O kodėl neturi? Kad tau ir taip gerai. Bet ar tikrai? Visada taip jau gerai. Nes tu nekelsi klausimų jai. Ne iš vidinio vaiko pozicijos. Bet neteisi ir sakysi, klausyk, šiuo metu kažkaip labai čia kažkas šaltai vyksta. Papasakok, paaiškink. Gal aš kažką darau ne taip, bet man netinka, man negerai. Mes taip negalim tęsti. Manęs tai netenkina. Ta prasme, ateiti iš lygios pozicijos. Nes jeigu iš vidinio vaiko ateisis, užduosi klausimus. Ne. Bus atvirkščiai. Prisidirbsi, brolau. Tai Mariau, ką norėjai papildyti šitą momentą? Tai vienas iš tavo pasakytų dvasinę praktiką, kad buvimas su moterim man užkutena, nes puikiai žinau, ką tai reiškia. Tai nėra tik fizinis, emocinis augimas, tai yra daug daugiau, tai apie tą patį iššūkį buvimą, nes santykis nėra statinis dalykas. Atrodo, daugelis žmonių nori pasiekti kažkokį tašką, kuriame viskas jau mėgaujamės vaisiais ir nieko dėl to daryti nereikia. Tai turiu nuliūdinti, norint turėti laimingus santykius, jie turi kisti. Tai yra gyvas organizmas, kurį reikia prižiūrėti, reikia laistyti, reikia mylėti ir reikia įdėti į energijos. Antras momentas, kurį norėčiau pažymėti, yra, ko nori moteris santykiuose, tai yra ilgų santykių. Tai čia kalbu apie pažintinės programėlės, apie pažintis ir internete, ar taip turbūt susipažinus, noriu ilgų santykių. Ok. O ką tai reiškia? Ką reiškia ilgų santykių? Ir nuo ko prasideda ilgi santykiai? Ilgi santykiai dažniausiai prasideda nuo trumpų santykių, nes, kitaip nebūna. Ir kai aš tai perskaitau, o kas yra ilgi santykiai? Man ilgi santykiai, pavyzdžiui, yra 15 metų. Pakankamai ilgumo, ar reikia truputį trumpiau? Ar 3 mėnesiai kažkam yra? Nes kažkas 3 mėnesius nėra išdraugavęs. Kažkas yra 14 metų išbuvęs vienu žmogum. Tai nekelti tokių aukštų kartelių, o lipdyti iš to, ką gaunam.
Nes ilgi santykiai visada prasideda nuo pirmo susitikimo ir nuo pirmo pokalbio. Lygiai kaip ir aš šiuo metu esu santykiuose, kur niekada negalvojau, kad jie išsirutulios iki tiek, kiek jie yra ir jie yra nerealūs. Nėra nieko tekę patirti nieko anksčiau. Todėl linkiu moterims surizikuoti trumpuose santykiuose, nes tik iš trumpų santykių gali tapti ilgi santykiai. Ir ilgi santykiai susideda iš trumpų atkarpų po mažiau laiko. Ir realiai, ką padaro poros? 3 metai, nu daug dieve, kad 3 metai, nu ta gražioji fazė. Ir paskui viskas baigėsi. Nes žmonės numeta daryti tai, kas veikia. Ir problema yra tame, kad kai aš dirbu su porom, jie man pasakoja, mes sėdėm, 20 metų pabendravę, jaučiamės mėnesį laiko kaip medaus mėnuo, žiūrim į tas poras, kurių santykiai yra numirę, ir nesuprantam, kas darosi, ir žvengiam iš jų. Ir aišku, bijom, kad tai baigsis. Ir žinokit, kai mes bijom, kad tai baigsis, reiškia, mes branginam. Reikia pažiūrėti, ką branginam ir tai puoselėt. Ir bijoti yra normalu. Nes jeigu nebijot, reiškia, nebėra ką prarasti. Tai reiškia, jau nebebrangų santykiai. Reiškia, antiek nusivarėm tose dalykuose. Kad jo. Dar vienas dalykas, ko nori moteris, kad vyras imtųsi iniciatyvos tvarkyti santykius. Ir problema yra tame, kad tai neveikia. Čia kaip tik šiandien šitą temą gliaudžiau apie tai, kad vyrai taiso santykius, kai nebelieka, tai yra įvykios skyrybos, tada vyrai kreipiasi pas psichologus, kaučerius, moteris kreipiasi pas psichologus ir kaučerius, kol dar yra santykiai. Šarūnai, prašau prisidėk. Dažniau taip. Labai įdomus dalykas, aišku, aš suprantu jau, sakykime, ir iš savo patirties, 6 metai atgal nebūčiau niekada pagalvojęs, kad kreipsiuos pas psichologus ar pas kaučerius kažkokią temą, kur dabar tai man yra savaime suprantamas dalykas ir visa kita. Tai manau, kad vyrai, kurie vieną kartą, antrą kartą patiria kažkokius skaudesnius įvykius, pastebi tam tikrą pasikartojantį raštą savo gyvenime, ar eigą savo gyvenime, ar su santykiais, ar su finansais, ar su sveikata, jie pradeda ieškoti atsakymų giliau. Tai kuriems tenka susidurti ir jie pabunda, sakykime, į tokią gyvenimo paiešką, tai nepaslaptis, kad jie jau ir santykiuose pradeda ieškoti atsakymų tam, kad nesibaigtų taip, kaip baigėsi anksčiau. Tačiau vyrai, kurie dar nesuprato, kad atsakymas yra juose ir kad skyrybos ar bankrotai kartosis tol, kol žmogus pagaliau neatsisuks į save, tai taip ir būna. Kreipiasi tik po fakto. O moteris kreipiasi tuomet, kai dar yra santykis. Bet čia in general. Vyrai neklauso. Jo. Ir vyrai nesiklauso, nes moteris ne visada moka danešti. tą, ką reikia danešti iki vyro. Ir sekantis momentas yra toksai. Blemba, pabėgo. Prieš minutę, kol klausiau Mariaus, turėjau. Mariau, riešk sekantį punktą. Atėjo, nuplaukė. Be to, mes jau 38-39 minutės kalbam. Po biškį vyniuose meškerės mes tik pradėjom. Kas įdomiausia gali būti, kad mes dar pratęsim ciklą, jeigu norėsit, mielos klausytojos, kur šiaip ir žiūrovai turėtų būti vyrai. Norėsit, tai prisidėkit, pageidaukit, parašykit, ko norit, mes tada išplėsim tas temas ir mes labiau šiandieną pasakojam iš vyriškos perspektyvos vyram, ko nori moteris. Ir ne visur jūs su mumis sutiksit. Ir mes nesam guru ir mes... Ne, žiūrėkit, mes esam teisūs. Ir mielos moteris, jūs norit visą laiką, kad tai būtų pagal jūs. Ir vat mes, kur mes sukam pastoviai aplink tą temą, kad jeigu mes darysim pagal kaip jūs, tai jūs mus mesit. Jo, jūs mus išmesit. Todėl tai yra labai keista dilema, kad moteris labai nori, kad vyras tiksliai darytų pagal jos pageidavimus ir kaprizus.
Ir kai tai vyras padaro, moteris išmeta vyrą tokį iš savo gyvenimo. Tai ko vis dėlto norit? Bet iš principo norit, mielos moteris, balanso. Irgi iššūkio. Gyvybės. Ir moteris nori gyvo vyro, kuris gyvena gyvą gyvenimą. Tai yra įdomus gyvenimas, psichologinis ar dvasinis kelias. Nebūtinai. Užtenka, kad dirbtų, aišku, kaip nepatrakęs, ten nebūtų darboholikas. Toliau turėtų spalvingą asmenybę. Tai reiškia, kodėl moteris traukia blogiukai? Todėl, kad jie stimuliuoja. Jie stimuliuoja, nes jie atsisukia į save, jie žiūri savo interesų, kad jiem būtų įdomu, kad jiem būtų faina. Ir toks vyras, nepaisant to, kad yra blogietis, jisai yra žymiai patrauklesnis už vyrą be norų, be atsisukusio vyro į save. Aš neraginu, mėly vyrai, būti blogiečiais. Aš raginu atsisukti į save, į savo interesus ir juos derinti, mylint moterį. O ne bėgioti, kaip Marius sako, paskui moterį, paskui kiekvieną moters pūstelėjimą. Čia iš tikrųjų ir pridėsiu prie to, kad pasižiūrėjus ir į istoriją, ir tai, ką mes matome televizijoje, muzikiniuose klipuose, nesvarbu, kur pasižiūrėsi, vyrai, kurie yra susifokusavę į save, turi N dėmesio ir N moterų. Tai yra juosta moterų, kurios norėtų būti ten, o vyrai, kurie bėga paskui moteris, tai neturi moterų. Tai yra puikus pavyzdys to, kad norint turėti savo moterį, turėti moterišką dėmesį, dėmesys turi būti į save, į savo tikslus ir į savo poreikius. O toliau tai yra darbas kartu, tai yra žiūrėjimas ir prižiūrėjimas to santykio, kurį kūrėte kartu. Tačiau santykio prižiūrėjimas ir žiūrėjimas prasideda nuo meilės savo ir žinojimo, kaip pasirūpinti savo poreikis ir dalinimasis iš gausos. Dar kita problema, kur susiduriu dirbdamas su porom, vyras arba moteris, bet čia yra ir moteriškas poreikis būti numeriu 1 vyro gyvenime kaip pora, kaip asmuo išorinis. Numeris 1 esame kiekvienas pats savo, bet santykyje su pasauliu moteris nori būti prioritete. Ir kas įdomiausia, tiek vyras, tiek moteris, jeigu mylimojasis arba mylimoja nėra prioritete ir jaučiasi numeris 3 arba numeris 4 santykėje su pasauliu, pas mane labai daug kančios žmonės ateina su kančia. Ir kai mes kartais išsprendžiam, pusę atveju sprendžiam problemą, pusę atveju neįmanoma išspręsti. Nes tai yra paradigmos, grinai gyvenimo filosofijos klausimas. Kas užaugo, tas užaugo. Nes bėgiojam, neatsijunkom nuo tėvų, bėgiojam pas draugus, ką tik tai nori, ir ten iš viso moteriai arba vyrui nelieka mylimojo arba mylimosios. Ir tai yra problema. Ir kaip tai yra sprendžiama? Dėmesio kokybė didinama. Šiek tiek duodama daugiau laikų dėmesio, bet nesmarkiai, kad nepaukot vyro arba moters. Bet kokybė sustiprinama. Bendravimo kokybė, įvedamas svarbiausia elementai, ko reikia žmonėm. Dušė į dušę, kad pradėtų vėl virpėti. Kad būtų biški laiko kartu. Ir kad ir vyras turi vis dėlto nelakstyt paskui, pavyzdžiui, vyras dirba nuo 6 ryto iki 8 vakaro. Ir kas, kad jisai siekia didžių tikslų. Bet jo nėra moters gyvenime. Moteris nori, kad vyro gabalas būtų jos gyvenime. Ir tai nereiškia, kad mes turim parom sėdėti prie savo moters, prie jos kelio. Bet mūsų kažkiek tai turi būti. Ir mes turim būti nepervargę. Ir jeigu mes dirbam nemėgstamą, varginantį nesveikai darbą ir dirbam daug, nafik mes moteriai reikalingi tokie. Reikia pirmą susitvarkyti galvą, kad dirbti tiek, kiek reikia, tai ką norim, susirasti savo vietą, uždirbti ne per daug, bet ir ne per mažai, nes nori ir pinigų, ir resursų, kaip Marius minėjo. Ir resursų geriau vyrui biški daugiau prisidėti. Yra modeliai, kur ir vyras ir mažiau resursų įneša pas turtingą moterį, bet tai yra rečiau veikiantis variantas.
Bet realiai veikiantis variantas vyrų yra patogiau ir fainiau tiekimu tarnauti porai ir moteriai. To tiekimo būtų geriau, kad būtų biški daugiau, negu moteris įneša. Nes kiekvienas mes įnešam savo, tai, ką mes turim geriausio, kiekvienoje poroje tai yra skirtingi įnašai. Ir ko nori moteris, kiekviena moteris kaip asmenybė turi savo pliusus, ką jinai gali pati pasiimti. Ir jinai paprastai ieško vyro, kuris gali ją papildyti ten, kur jinai yra silpna. Aš suprantu, kad tai skamba romantiškai ir nelabai psichologiškai gražiai, bet žinokit, taip yra. Mes pridengiam kiekvieną moterį skirtingose moters poreikiuose. Ir, pavyzdžiui, yra Alfonsai. O kame problema Alfonsui būti? Alfonsu. Jeigu moteris turi pinigų, jinai uždirba gerai, ne persidirba. Nes jeigu tai yra moteris Arikė, ten yra kitas scenarius ir Alfonsas. Arikė ir Alfonsas, tai yra net ne apie tai. Bet mes turim aukšto lygio moterį, kuri pasitikė savim, uždirba gerai. Jinai gali rinktis vyrą, kuris duoda jai jausmus, istorijas, patyrimus, bendravimą labai gilų, širdį virpanantį. Ir kuris yra paprasčiau uždirbantis. Nevykėlis nepatems tokios moters. Gražiai kalbančių nevykėlių tokia moteris jau būdama išmintinga versija savęs. Jinai, ta prasme, su nevykėlis jos nenuves. Net nepasitikės tokių vyrų. Jo. Nes mes savo lygių pritraukiam. Kiekvieną savo lygių pritraukiam savo maždaug panašų, tik tai, ten skirtingi scenarijai. Naivi moteris gali pritraukti, atsiprašau šitą žodį, dalbajobą. Ir atrodo, tokie du žmonės, tokia gerutė moteris pritraukia tokį blogą vyrą. O jinai naivi. Ir jinai pritraukia antipodą jos auklėjimui naivumu. Ir moteris nori iššūkio. Ir susidurti su savo psichologiniam problemom poroj. Aišku, gražusis variantas, kai jas mes sprendžiam. Taip, kad augimas vyktų kartu. Ne taip paprastai ir lengva tai padaryti, bet, ką dabar darysi. Tai Bet dabar... skamba gražiai. Jo, skamba gražiai. Labai lengva kalbėti mums. Taip. Tai yra nelengvi reikalai. Mes, aišku, padedam su Marium šitą kelionę. Tai va, Mariau, dar turi kažkokią mintį, ar mes jau pabaigsim, nes vėl viršėm limitus visus? Mes šiandien, manau, pakankamai giliai peržvelgiam, ko nori moteris, kaip tai reikėtų pateikti, kad galėtume užeiti ant kelio ir pradėti tą kelionę į laimingesnius santykius. Jeigu bus poreikis, pratęsim šitą temą. Tai dėkoju tiems, kas žiūrėjo. Tai dar kartą. Palaikinam, pahaginam, palavinam. Toliau padėkojam, prisakom komplimentų Mariui, tada Šarūnas turi psichologinių problemų, tada pagailim Šarūną ir pasakom, tu irgi Šarūnai geras, tada Šarūnas sako, ačiū Dievui, tada galbūt vesiu sekantį vlogą su Marium, nes visi, ta prasme, komplimentai vien tik tai Mariui arba man, negerai, turi būti lygus. Pastebėjot, kai glostai, turi du šunis, mes turim du šunis. Ir kai glostai vieną, kitas pribėga ir kanda kitam. Tai turėkit omenyje, tai abiem vienodai komplimentų, nes kitaip mes pradėsim kandžiotis ir vienas kitą nužudysim ir nebevesim vlogų. Daugiau nebematysit mūsų kartu, bus blogai. Nežinosit komplimentų. Mes, kadangi gyvenam, mintam komplimentais, mes juos kepam kaip karbonadus ir valgom, irgi bus blogai. Todėl komplimentai mums, dėkingumas. Ne, dabar taip. Visus tos komplimentus ir dėkingumą, mielos moteris ir vyrai, savo partneriai išsakykit šiandieną, ką norėtumėt išsakyti mums. Ir tai bus žymiai didesnė dovana mums. Ir bus žymiai didesnė nauda jum. Kada? Moteris nori komplimentų, kad jūs matytumėt ją ne tik kaip vaikų mamą, ne kaip partnerę, bet ir moterį. Ir nori to paties ne tik komplimentų kiekvieną dieną, kad jinai graži, kad jinai vis dar nuostabi. Dėkingumo,
Labiau vyrai nori dėkingumo, bet ir dalis moterų nori. Bliamba, aš matau, kad aš išsiplėsiu. Šiandieną užteks. Mariau, tu sutinki, kad šiandieną bus per daug? Jo, šiandien jau užtenka, dėkui. Tai ačiū visiems uždėmesį, laukiam komentarų, pasidalinimų, laikų ir iki kitų kartų lauksim atgalinio ryšio. Iki. Viso.